Sveiki, šiandien montuosime Laufen WC podą. Tai kad parodysiu viską, prasme, kaip montuojasi, kaip jungiasi ir taip toliau. Montuosime šiandien prie plokštės. Tai kad neužmirštame apie silikoną. Nu ką, let's go. Taip, neužmirštam. Keramiką niekada nestatom ant keramikos, ant plytelės ir taip toliau. Dėl ko? Dėl to, kad bet koks minimalus smūgis gali keramiką podo atšokti. Ir tada, ta prasme, išmesti tą podą. Man buvo vieną kartą taip, tai dėl to dabar aš visą laiką pasidedu kažką taip po apačią, po keramiką. Taip pasidėjom po keramiką, kaip ir dabar laisvai galim dirbti. Turim būgninko pagaliukus. Šitos dalys eina prie sienos. Gumos įsistato čia. Žiūrėkit. Ir antrą. Taip, turim tvirtinimus. Paskui išstatysim, kiek mums reikia. Čia dažniausiai būna standartas 6, bet čia, kaip aš matau, bus daugiau nei 6. Nors, ne, nebus daugiau. Iš arčiau parodysiu, kur kišu ir kaip. Taip, šitą dalis įstatom į vidų ir pasukam. Kad sriegis, čia sriegis, šitas sriegis žiūrėtų į apačią. Tada ėmam pagaliuką ir įsukam. Paėmam su pirštų pagalba, patikrinam, kad sriegis neišlystų iš kitos pusės, nes maunant klozetą jis gali trukdyti ir jums teks atgal nuimti ir atsukinėti. Nepatogu. Tai iškart įkišam pirštą ir vat pajutom, kad sriegis daėjo iki pirštų, viskas užtenka įsukti. Antra. Vėlgi paėm mažą pirštą, įkišam ir gaudom sriegį. Op, pajutom, viskas, užtenka reiškia. Taip, turim silikoną, nežinau, naujovę kažkokį tai, Akfix. Tai kad pamėginsim ir patestuosim, ar tikrai geras ar ne. Taip, būtinai, kai gabaliuką atpjaunam, tai maksimaliai, minimaliai atpjaukit, kad užtektų sriegio. Nes būna daugiau atpjauna ir paskui sriegis nušoksta. Taip, WC podą mes paruošėm, dabar paruošėm pagrindą, kur kabinsim. Na, žiūriu, dar irgi Akfix silikoninis, ne, lubrikantas. Na, irgi patestuosim. Irgi pirmą kartą naudojus, tai pasižiūrėsim. Čia ne reklama, čia tiesiog man davė medžiagas, ta prasme, iš mano parduotuvės. Naujovę pasižiūrėsim. Įdomu pagal kainą, ant kiek skiriasi. Taip, turim gumą, turim vamzdelį. Tai čia, vat, kaip matom, briaunelė turi būti viršuje. Purškim būtinai. Čia jau gumą įstatyta, gerai. Aš jums parodysiu, kaip aš pjaunu, kaip aš matuoju. Ne taip standartiškai kaip visi. Aš visą laiką beveik eksperimentuoju, tai man šitas variantas labiausiai patiko. Nes, pavyzdžiui, kur rodo visur internete, tai ten visai kitaip matuoju. Tai kad pasižiūrėkit, kaip aš matuoju. Iškart pamatuoju vamzdį, kiek išlenda 5 cm.
Na, šitą vietoj mums pasisekė, nes tada aš dedu gulščiuką, tada pamatuoju, pas mane čia irgi 5 cm. Tai kad gaunas apačia kaip ir nesipjaus. Parodysiu tada pagal viršų, kaip mes darom, kaip aš darau tiksliau. Kiek išlenda? 12 cm. Taip, 12. Pasižiūrim. Tuoj priartinsiu ir paaiškinsiu. Taip, ten buvo, kad 12, taip? Taip, 12 cm. Taip, mes matuojam, bet... Nesimato. Visą laiką viduje yra briauna. Tai mes nuo briaunos arba kiek ten apie 3 cm gumų, nu ir čia vat briauna 3 cm. Matuojam iki krašto kiek. Čia pas mūsų iki krašto 9 cm, matot? O ten 12. Tai ką reiškia? Kad mums reikia atpjauti 3 cm. Nereikia nieko ten žymėti su pieštuku, su markeriu ir taip toliau. Šitos dvi vietos atmatavot, gaunasi, kad -3, atpjaunat tą vamzduką -3 ir viskas. Taip, einam pjaut. Parodysiu truputį lifehacko. Matot, kaip atpjaujam, liko nešvarumo, ne? Paimam paprastą roletę, ne? Metrą, taip vadinam. Įstatom. Ir viskas. Matot, švaru. Visas purvas. Taip. Pas mus turėtų būti dabar 9 cm. Lygiai 9. Kaip mes ir matavom. Taip, dabar liko susukti strypus ir kabinti porą. Visada ateinant į objektą montuot prietaisus, pirmiausia reikia sumontuoti VC kodą. Turi žiūrėti į apačią. Negalima daryti truputį, kad būtų į šoną. Antras. Bet į šoną į vidinį, ne į išorę. Nesmarkiai. Nes tam dažniausiai būna keramika truputį kampu eina, tai taip tiesiai, tai sunkiai prisisuka. Kai truputį šonų, tai labai patogiai. Dabar taip apurškiam. Uždedam silikoną. Silikonas čia būtinas, nes medžio plokštė, nedaug dievė ten pataikys nors kažkiek tai drėgmės, tai išpūs tą medžio plokštę. Tai va, silikoną užtepiam. Čia dar galim papurkšti. Ir čia viskas. Galim kabinti. Taip, turiu va tokį va raktą, labai patogus iš apačios. 10-tukas. Turiu užsifiksuoti. Užsifiksavo. Dabar prisukam. Labai patogus raktas, labai žemas. Dabar kitą pusę. Gerai, viskas.
Taip, pakabinom VC podą. Dabar sumontuosim dangtį. Turim Laufen Pro VC dangtį. Lėto nusileidimo. Turim daug dalių, bet čia viskas aišku. Tai parodysiu. Man toks tvirtimas nelabai patinka, bet koks yra, toks yra. Dėl ko man jis nepatinka, tai paaiškinsiu. Matom, yra tokia suknelė, ne? Jinai įsistato ir ten viduj išsiskleidžia ir taip prisisuka. Bet kame minusas? Jis čia turi laisvumo, ta prasme. Mato, čia skylė didesnė, čia mažesnė. Su laiku, kai klybant, tai jis gali išklibėti, ta prasme, gali judėti. Ta prasme, nėra labai stipraus fiksavimo. Ir kas man dar nepatinka, kad yra sąlytis metalas su keramika. Kai smarkiai suki, tai visą laiką bijai, kad ta keramika netrūktų. Galėtų šitoj vietoj guminę kažkokį tai tarpinę statyti. Įstatėm, įkišom, viskas, užfiksavom ir truputį pakeliam ir tada sukam, kad užsifiksuotų apačioj. Vienas yra. Antras. Vėlgi. Statom šoną, įkišam ir paleidžiam. Šoną. Taip, irgi prisukam. Dar koks minusas tokiu fiksavimu. Pavyzdžiui, jeigu norint atsukti, tai tas varžtelis, kuris apačioj iškrenta, o būna iškrenta taip, kad jį paskui neįmanoma pasiekti, ta prasme, išimti ir taip toliau. Tenka važiuoti, ieškoti parduotuvės, kad tokius tvirtinimus surasti. Arba tokį varžtelį kaip ten, tokį kvadratinį. Irgi man vieną kartą buvo ir kaip išliejimas yra, ir ten į išliejimą pataikė ir viskas, amen. Niekaip negalėjau iškrapštyti. Teko per parduotuvės važinėti ir ieškoti. Dabar įstatom. Įstatėm. Taip, dabar pasižiūrim, ar lygiai stovi. Ne visai šitą pusę išlenda. Truputį atlaisvinam. Dabar žiūrim, kaip ir viskas idealiai. Galim prisukti. Viskas. Idealiai. Lygiai iš visų pusių. Paleidžiam. Ir žiūrim, kaip lėtai nusileidžia, nes su rankom negalima leisti, nes viduj stovi plastmasinės dalys, kurios gali sulūžti ir kurios su laiku sulūžta. Gali būti, kad nuo 1 karto sulūž, gali būti, kad ir nuo 100 kartų, bet visiems sulūž. Tai kad būkite atsargus, niekada neleiskit su ranka dangčio. Šį video pabaigiam. Jeigu įdomu, kaip montuoju Laufen mygtuką, kitam video.